jungti ir aktyviai dalyvauti visus esančius ir tie, kurie mus mato. Norėčiau šiandien dienos pusryčius pradėti būtent apie nekilnojamą turtą pusryčius, lengvais užkandžiais ir pristatyti mūsų šios dienos svečius. Yra Tomas Milašauskas, Lovin advokatų kontoros partneris, Violeta Klivienė, vyresnioji analitikė Baltijos šalims Danske bankas ir pakviesti jūs būti aktyviais. Turbūt formate norėtume matyti iš pradžių mūsų pasisakymus ir pristatymus, o paskui klausimus tiek mūsų svečiams, tiek man, į kuriuos pasistengsime maksimaliai išsamei atsakyti. Tai pirma turbūt tema, kuri šiandien yra be galo svarbi visiems, yra kaip vis dėlto Lietuva atrodo šiandien, kokios perspektyvos iš banko pusės, iš makroekonomikos pusės ir paprašysime tada Violetos pristatyti tą dalį. Manyčiau, kad tai bus pakankamai įdomus pristatymas visiems ir galimybė sužinoti, užbėgant į priekį, kas galėtų būti Lietuvoje, kokias tendencijos. Perduodu žodį Violetai. Dėkui. Labas rytas. Na, turbūt logiška prieš pradedant kalbą apie nekilnojamo turto tendencijas visgi apžvelgti makroekonominę situaciją, nes turbūt makroekonominiai rodikliai yra vieni iš esminių ir iškertinių, kurie gali, sakykime, nulemti vieną ir kitą šito segmento raidą. Tai, nežinau, nenorėčiau... Kaip čia man... Gal jūs... Tai iš tiesų to atsigavimo požymių Lietuvos ekonomikoje tikrai daugėja ir visai neseniai buvo paskelbti paskutiniai praėjusio meto bendro vidaus produkto paskutinio ketvirčio duomenys, kurie iš tiesų įkvėpė optimizmo. Jie ką mums indikavo, kad atsigavimas jau yra nulemtas ne tik tai eksporto, kuris buvo lik ir varomoji jėga ir visi sutiko, kad šitas veiksnys yra nepaprastai svarbus, bet vidaus paklausa, kuri taip pat, sakykime, yra svarbus augimo komponentas ir tik tai atsigaunanti vidaus paklausa gali užtikrinti tas vadinamasias tvarias augimo tendencijas, taip pat ėmė rodyti atsigavimo požymius. Skaičiai iš tiesų gražus ir įspūdingi, galima sakyti, bet reikia vertinti ir tą efektą, kad viskas kyla nuo labai žemos bazės ir turbūt susivokėme, kad net ir nedidelis pagerėjimas šitoje srityje, sakykime, indikuoja ir galutinėme rezultate parodo pakankamai gražius augimo tempus. Investicijos taip pat atsigauna, tai yra tikrai teigiamas ir pozityvus dalykas, matyt, ateityje ta vidaus paklausos teigiama tendencija iš esmės turėtų priklausyti nuo investicijų augimo. Paskutinį šių metų ketvirtį augimas iš esmės buvo nulemtas, sakykime, spartesnės valstybinės investavimo programos. Taip pat turbūt tai indikuoja ir tai, kad struktūrinė parama buvo įsisavinama ir tai taip pat yra teigiamas dalykas. Visgi akivaizdu, kad neturint tokios galimybės gauti paramos iš ES, sakykime, mūsų atsigavimas būtų daug sudėtingesnis ir, sakykime, tų teigiamų tendencijų būtų daug mažiau. Eksporto importo srity norėčiau tik tai galbūt tokį komentarą, nežinau, ar jums užkliuvo tie skaičiai, įspūdingas eksporto augimas paskutinį ketvirtį ir šiek tiek, sakykime, lėtesnis eksporto. Šiaip, jeigu vertinti iš makroekonominės pusės, tokios tendencijos jos lik ir turėtų gazdinti, nes, spartus importo augimas, ką jis indikuoja, kad lik tai vėl labai sparčiai atsigauna vartojimas ir mes galime vėl susidurti su tom senosiom bėdom, tai yra didžiuliai einamosios sąskaitos deficitu, kuris nėra sveikas ir naudingas Lietuvos ekonomikai. Tačiau visgi padiskutavus su statistikos departamentu paaiškėjo, kad tai, šita tendencija iš dalies buvo nulemta ir tokio statistinio veiksnio. Pasirodo, kad paskutinį ketvirtį šitas veiksnys buvo žinomas, labai smarkiai pabrango mūsų javų eksportuojamų pasaulinės javų kainos, mūsų eksporto struktūroje javai sudaro pakankamai didelę dalį ir išėjo taip, kad realios eksporto apimtis paskutinį ketvirtį, sakykime, buvo mažesnės, nei iš tikrųjų galėtų, ne tai, kad iš tikrųjų galėtų būti, bet tiesiog dėl tos priežasties ir susidarė toks, sakykime, didžiulis atotrūkis tarp importo ir eksporto.
Tai ateityje matyt šitos tendencijos turėtų įsilyginti ir, sakykime, išliekant dar pakankamai, sakykime, tokiom silpnom vartojimo atsigavimo tendencijom, ypatingai sparčiai importo augimo tempo, sakykime, mes neprognozuojam. Nors vėlgi reikia vertinti ir tą veiksnį, kad mes nustojame, sakykime, gaminti elektros energiją ir, sakykime, visą praktiškai energetinę dalį mes į savo ekonomiką taip pat įsivežame. Išorinės paklausos tendencijos išliks tikrai palankios, mūsų pagrindiniai eksporto partneriai Vokietija, Lenkija, Rusija augs tikrai įspūdingais tempais ir šiemet. Ir, tai yra toksai sveikas veiksnys, kuris mums leidžia prognozuoti, kad eksportas turėtų išlikti pakankamai, įspūdingas ir šiais metais. Ateityje augimo tempai sulėtės, tai taip pat natūralu, išnyks teigiamas bazės efektas. Tačiau vėlgi mūsų orientacija eksporto yra esminė prielaida, sakykime, augti aukštais tempais vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Matyt, reikia susivokti, kad tos ekonomikos transformacijos, mūsų, sakykime, didesnė orientacija nuo vidaus į eksporto sritis yra sveikintinas dalykas, ir reikia tikėtis, kad šitas procesas tęsis ir toliau. Vidaus paklausa, kaip jau minėjau, atsigaudinėja, investicijos šiuo atveju yra kertinis veiksnys, kuris turėtų lemti tą sveiką atsigavimo trendą. Vėlgi mes tikimės, kad, sakykime, eksporto įmonės pradės daugiau investuoti, nes norint išlaikyti sparčius tempus, tai yra būtina ir sakykime, vienintelė sąlyga. Vėlgi bankinis sektorius atrodo žymiai sveikiau šiai dienai ir tai taip pat leidžia prognozuoti, kad iš pasiūlos pusės bus atsakyta, sakykime, į tą teigiamą impulsą, kurį susiformuoja rinkoje. Pagrindiniai iššūkiai, vėlgi jie išlieka tokie patys matyt, kuriuos jau nekartą minėjo daugelis ekspertų ir ekonomistų, aukštas nedarbo lygis, infliacija ir biudžeto deficitas. Su nedarbo rinka iš tiesų turime didžiulių problemų, šiai dienai mūsų nedarbo lygis atrodo turbūt bene aukščiausias ES kontekste. Turime ryškiai išreikštą struktūrinį nedarbą, kuris susiformavo žlugus, sakykime, nekilnojamo turto ir statybos sektoriui. Ir šiuo atveju matyti tikėtis, kad didžioji dalis šitų žmonių suras darbą labai greitai, turbūt tikrai neverta. Ir, sakykime, realiai nelabai vykdomo, nelabai yra ir jokių tokių didesnių priemonių ar iš vyriausybės pusės konkretesnių žingsnių, kaip galima būtų šitos žmonės įdarbinti. Vienas iš tokių planų, apie kurios kalbėjo vėlgi ne vienas ekspertas, tai tas masinės renovacijos projektas, jis akivaizdžiai yra šiai dienai žlugęs. Tai matyt, mes matysime, sakykime, tokį tikrai gana palaipsnį nedarbo lygio mažėjimą, nors, sakykime, darbo rinkoje gali susiformuoti pakankamai tokia įtempta situacija, nes atotrukis tarp pasiūlos ir paklausos gali tik didėti. Ta prasme, tas gamyba, eksporto orientuotas sektorius, aišku, jiem reikės daugiau žmonių, tačiau atrodo, kad jiems reikia didesnės kvalifikacijos užimtųjų ir jeigu, sakykime, tie mūsų bedarbiai, kurie šiuo metu registruojasi nedarbo biržoje, nesugebės persiorientuoti, pakelti, pakeisti savo kvalifikaciją, tai turėsime, sakykime, dar vieną problemą, nes dalis įmonių gali susidurti su darbo jėgos trūkumu, kvalifikuotos ir jiems reikalingos darbo jėgos trūkumu. Tai kaip šitą problemą spręsti, matyt, reikia aktyviau organizuoti perkvalifikavimą ir panašias problemas. Infliacija. Vėlgi, matyt, didžiausi šokai ateina iš užsienio, naftos kainų tendencijos išlieka, sakykime, augančios ir atsiribojant nuo tokių trumpalaikių veiksnių, kaip šiandieniniai neramumai Šiaurės Afrikoje, iš tiesų atsigaunantis pasaulis, jis iš esmės turėtų lemti didesnę paklausą naftai ir tai jau yra tas fundamentalus veiksnys, kuris leidžia prognozuoti pakankamai aukštas naftos kainas. Maisto infliacija taip pat gali paspartėti, vėlgi, tarkim, vertinant tas tokias vidutinio laikotarpio tendencijas, sakoma, kad klimatas keičiasi ir neįteigiama pusė ir yra iš tiesų visai reali rizika, kad tie nederliai gali tapti ne vienkartinio, tokio permanentinių reiškinių
ir matyti tikėtis, kad, sakykime, maisto kainos gali labai smarkiai sumažėti, tai taip pat yra toks pakankamai optimistinis veiksnys. Žodžiu, mes kaip atvira ekonomika absorbuosime šitos šokus. Neigiamas dalykas yra tai, kad mes juos absorbuojame, sakykime, didesnių laipsnių nei labiau įsivyščiusios ekonomikos. Ir, matyt, kad mums infliacija, jeigu viskas vystysis tokiu pakankamai neigiamų scenarijum, tai gali padidėti labai, sakykime, smarkiai. Ir tai jau taps dar viena kliūtimi, sakykime, siekti euro įsivedimo. Jeigu vertinti globalias pasaulinės tendencijas, visgi mūsų ekonomistai sako, kad šita rizika dėl tokių pakankamai aukštų naftos kainų neturėtų labai smarkiai sumenkinti pasaulio atsigavimo, nes kol kas, sakykime, šitos išsivyščiusios ekonomikos sako, kad šita rizika yra tikrai minimali. Visai neseniai buvo paminėta, kad ir JAF ekonomistai nemato labai didelės rizikos, kad tai gali sumenkinti JAF ekonomikos atsigavimą. Tai, sakykime, bent jau globali aplinka išliks teigiama, nepaisant, sakykime, ir tokių neigiamų veiksnių kaip augančios naftos kainos. Biudžeto deficitas mūsų čia tokia nacionalinė problema ir ne tik nacionalinė, nes, sakykime, ta skolų krizės rizika Europoje, jinai niekur nėra išnykusi. Aišku, kai kurios ekonomikos vykdydamos savo konsolidacijos planus labai smarkiai susimažino deficitus, tai ir Ispanija, ir Portugalija, aiškiai indikuoja, kad jos, tikrai siekia to fiskalinio stabilumo savo rinkose, bet vėlgi Graikija, Airija, aišku, jos kovoja su tom skolom, bet sakyti šiai dienai, kad visos problemos yra išspręstos, tikrai būtų per anksti. Mūsų srityje vėlgi yra labai aiškus rizikos veiksnys, tai artėjantys rinkimai ir, sakykime, lūkesčiai ir vyriausybės siekiai šioje srityje gali būti labai smarkiai apriboti. Vien dėl to, kad nebus pasiektas politinis konsensusas, mes galime ir neįvykdyti savo įsipareigojimo Europos Sąjungoje iki 2012 metų sumažinti deficitą iki 3% bendro vidaus produkto. Vėlgi, spartėjanti infliacija, didelis nedarbas yra tie tokie pakankamai realūs veiksniai, kurie, sakykime, gali šiek tiek apsunkinti mūsų vidaus paklausos atsigavimą, vartojimo atsigavimą. Tai turbūt šią, nežinau, ar optimistinę gaidą norėčiau pabaigti tokią trumpą makroekonominę apžvalgą ir perleisti savo kolegom. Ar iš tiesų galim pavadinti, kad tas optimizmas yra labai pamatuotas ir nuosaikus? Nuosaikus. Mes jau, kaip sakoma, savo analizę išliekame, sakykime, nuosaikiais optimistais dėl Baltijos šalių atsigavimo. Bet, skaičiai, ypač vertinant jos istoriniam kontekste, atrodo tikrai įspūdingai ir visi sutinka, kad Baltijos ekonomikos iš šitos duobės iššoko, tikrai labai sparčiai. Ir šiandieninis turbūt esminis klausimas, ant kiek tas atsigavimas išliks tvarus vidutiniu laikotarpiu. Violeta, dar vienas klausimas, ar iš tiesų, kai sakoma Baltijos ekonomikos, Lietuva nori sietis prie visų 3 Baltijos šalių ekonomikų? Ar čia nėra skirtumo tarp šalių? Be abejo, kad tas skirtumas yra, bet visgi kai kuriais atvejais mes galime kalbėti apie gana tokį vieningą regioną, nes iš tiesų gana vieningai sureagavome į šitos globalios krizės pasekmes ir tai buvo vėlgi pakankamai natūralu, nes turime beveik vieningą bankinį sektorių, kuris veikia visose 3 Baltijos šalyse. Turėjome nekilnojamo turto bumą ir burbulus, žodžiu, buvo tikrai labai daug panašumų. Šiai dienai aiškiai įsiskiria Estija, kuri įsivedusi euro ir šiuo atveju, sakykime, to optimizmo Estijos ekonomikoje yra tikrai daugiau ir daugelis rodiklių to rodo. Bet to Estijos priklausomybė nuo eksporto taip pat yra didesnė ir, sakykime, Estijos eksporto augimo tempai, jie yra fantastiški. Paskutinį ketvirtį Estijos eksportas augo turbūt daugiau negu 50%. Tai turbūt buvo tas pakankamai sveikas veiksnys, kuris nulėmė ir jų tikrai spartų atsigavimą. Estijos ekonomika labai smarkiai priklauso nuo šiaurės šalių rinkų, jos tikrai auga dabar įspūdingais tempais.
Ir vėlgi kai kurie ekonomistai sako, reikia įvertinti ir tą veiksnį, kad jeigu kas nors atsitiks toms ekonomikoms, tai iš karto neigiamai paveiks ir estus. Bet kol kas tų debesų, sakykime, pas juos yra žymiai mažiau. Valstybė